Sveiki, šiame video noriu parodyti momentą, kai hortenzijos labiausiai kvepia. Tai aš iš tikrųjų niekam nežinojau ir buvau labai nustebusi, kad jos kvepia. Aš galvoju, kad jos nekvepia, bet pasižiūrėkime, kai žydė tokie sterilūs žiedeliai. Tai pauostykite tokį momentą po savo hortenziją ir pajusite tokį švelnų medaus kvapą. Nuostabų. Ir jos tikrai kvepia ir pakankamai skirtingai kvepia. Tai buvo man šių metų atradimas. Ir metalika tokių turi. Irgi kvepia. Gražuolė mano gražuolė grafiti. Irgi šitos dalys, kai žydė, jos kvepia. Šitie viduriukai. Vanilės kol kas neradau, kad turėtų tokių žiedų. Kol kas neužuodžiu vanilės kvapą, nors galėtų kvepėti dar ir vanilę. Kiekvieną dieną vis labiau skleidžiasi. Vis gražesnė ta gražuolė. Dar irgi nustabu, šiandien apžiūrinėjau, kaip pas ją taip eilėm eina tokios juostos išsikišimo. Prasme, tos darės žvaigždutės pačioje. Iš viršaus ir taip aukštyn, čia irgi tokios bus. Labai gražu. Tikiuosi artėjant audra nesulaužys. Vimsret jau kaip ir pražydo, bet vis tiek dar toks lengvas aromatas yra likęs. Dar labiau paružavėjau. Mano gražuolės buvo aišku, kad labai kvepia. Jisai labai turi daug tokių sterilių žiedų. Kaip jau išsiskleidė. Svarbiausia, jisai kaip jie susikimė tarpusavy. Aš galvojau, irgi prie jų galvoju, gal atskirsiu, bet ne. Čia taip susipina. Tie žiedeliai, tiesa, koks gražus, nerealus. Strawberry blossom irgi žinokit kvepia, labai maloniai kvepia. Irgi kaip skleidžiasi. Nepaisant to, kad Samarskaya nedidelė, tai toks labai stamtus tas žiedynas, bet jeigu pasižiūrėjus taip nagaliau į vidų, tai irgi labai daug tų sterilių žiedelių. Ir labai irgi maloniai žydi. Nežinojau. Man tikrai yra keletai nuostaba, bet ir labai fainas to pačiu atradimas. Vienišius Pinky Winky irgi kvepia, o Little Fresco su tokiais hiacintų žiedeliais, tai žinokit, nelabai. Bent jau kol kas, arba jau gal nužydėjo. Dar mažai pasakoju apie Be Happy, bet irgi tas pats kvepia. Pasižiūrėkit, kaip jau gražiai žydi vazone. Na, o štai čia jau turėtų būti tikrasis Herkules. Kažkaip jisai man čia, aš jį buvau pamiršusi, kad jisai pas mane čia persodintas irgi. Ir irgi turi tokių mažų žydinčių gėlyčių, kurios irgi maloniai kvepia. Na, susipažinkit, čia jau Herkules. Nerealiai kvepia pastelgrynas. Visa viršūnė dabar žydi. Pasižiūrėkit, kiek daug. Ir poliester, man atrodo, irgi panašiai žydėjo. Dabar jau pražydo, tai negaliu pasakyti, bet irgi labai intensyvus kvapas. Taip, tuoj pauostysim Pikachu. Žinokit, irgi maloniai kvepia, toks lengvas medaus kvapas. Viduje slepiasi tie žiedai, kurie skleidžia malonų tą kvapą.
Na, kažkaip pastebėjau, kad serija Magical mažiausiai kvepia. Čia yra Magical Moonlight. Taip, White Light irgi kol kas mažai kvepia. Čia nežinoma draugė, kol kas neatpažįstu, nors gal kas gali pasakyti, koks čia markeris šitų žiedelių. Tai pradeda žydėti. Pandora irgi nekvepia. Na ir dar vienas Happy gražuolis. Šitas kvepia. Persodintas Living Red Velvet irgi kvepia. Radau tokių žiedelių. Vat Living kolekcijos kažkaip kvepia labiau. Gražus. Ir žiedynai gražus, ir pačios hortenzijos, ir jų išvaizda graži. Little Lime Punch kvepia, bet toks gan keistas kvapas. Nepasakyčiau, kad man patiko, bet nepaisant to turėtų būti labai graži hortenzija. Magical Matterhorn. Na ką, sakiau, Magical mažiau kvepia, bet šitas gan stipriai kvepia. Pasižiūrėkit, va koks irgi. Šiemet mano visos naujokės gan žemos, bet ne visos, kai kurios tai labai nepagailėjo žiedų. Labai gražiai žydė. Magical Matterhorn. Magical Sweet Summer. Irgi pasižiūrėkit, koks neaukštas krūmas šiais metais naujokas, bet irgi taip įdomiai kvepia. Visai patinko. Mano Limelightas ant stiebo, nepauosčiau, tai taip nepasakyčiau, kad labai intensyviai kvepia. Arba aš jau tiesiog uoslę praradau. Na, žydinčių gretas papildė Summer Love arba Candy Love. Kol kas irgi mažiukas. Koks turėtų būti gražus standus. Bandysiu pauostyti. Nu, yra toks lengvas kvapas, bet ne toks intensyvus, ten, kur daugiau tų sterilinių žiedelių. Pasižiūrėkit, kaip gražiai jau nusidažė Limelight Prime. Jo įdomus tokie, kažką į Skyfall primena. Tokia vat pagerinta Limelighto versija. Nu, man labai patinka, kaip bus. Čia kažkas yra į vanilę panašu. Kai jisai užaugs didelis, o jisai šiaip neužaugs didelis, jisai apie 1,5 metro turi užaugti maksimum. Tai turėtų labai papuošti sodą. Pasižiūrėkit, kaip gražiai jau atrodo. Limelight Prime. Na, dar ir tokį žiedą parodysiu. Parašyta, kad tai pinki-vinki, bet kaip matote, biškai skiriasi nuo to, koks ten pačiam priekį auga. Tai negaliu tiksliai teikti, bet irgi labai kvepia. Jeigu kas atpažino, parašykit, kas tai galėtų būti. Šia irgi gražuolė. Na ką, tai taip netyčia gavosi man apžvalga tiek hortenzijų, tiek suprasti, ar jie kvepia ar nekvepia. Tikiuosi, ir jums buvo naudinga. Gražių visiems hortenzijų.